Man laimė yra labai daug dalykų, nes laimė man pirmiausia yra laisvė. Laisvė daryti, ką aš noriu, gyventi, kaip aš noriu, kaip man patinka. Laimė man yra, kai aš jaučiuosi gerai pati su savimi, kai aš jaučiuosi rami. Laimė man yra, kai aplink mane žmonės yra laimingi, tai irgi man yra laimė. Tai ir žinoma, dar galbūt pastebėsiu, kad laimė man pagal gyvenimo periodą arba netgi aplinkybės ir situacija irgi skiriasi, ne? Jeigu aš, pavyzdžiui, jaučiuosi ligota, tai man tuo metu laimė yra, tiesiog būti sveikai ir nejausti jokio skausmo savo kūne. Laimė šeimoje. Tai matyti kitus laimingus, matyti savo vaikus laimingus, matyti savo vyrą laimingą, jaustis laimingai būnant kartu, kai namuose vyrauja tokia atmosfera, kurioje tiesiog gera būti, kurioje malonu būti. Ir tu matai, kad tie vaikai, jie gali kalbėti įvairiomis temomis, nėra baimės, nėra susikaustimo, jie yra drąsūs, bent jau drąsūs šeimoje, ar ne? Man tai yra tada šeimos laimė, nes mes visi galime būti vieni su kitais tokie, kokie esame iš tikrųjų. Dar galbūt šeimos laimė yra tada, kai po kažkokio konflikto susigeruoji ir supranti, ką perėjai, kaip paaugai galbūt, kokios įžvalgos gimė. Ir tai man yra šeimos laimė.